Ką dirb žebris rugiuose? Ką dirb žebris rugiuose? Žebrilaitis rugiuose. Žebris, žebris, žebrelis rugiuose, rugiuose. Skin žebrelis varpeles, žebrilaitis varpeles. Žebris, žebris, žebrelis varpeles, varpeles. Ką dirb žebris iš varpų? Žebrilaitis iš varpų. Žebris, žebris, žebrelis iš varpų, iš varpų. Suk lizdelį iš varpų, žebrilaitis iš varpų. Žebris, žebris, žebrelis iš varpų, iš varpų. Ką dėt žebris inklizda, žebrilaitis inklizda. Žebris, žebris, žebrelis inklizda, inklizda. Dėt žebrelis kiaušelius, žebrilaitis kiaušelius. Žebris, žebris, žebrelis kiaušelius, kiaušelius. Ką dirb žebris iš kiaušių, žebrilaitis iš kiaušių. Žebris, žebris, žebrelis iš kiaušių, iš kiaušių. Per žebrelis vaikelius, žebrilaitis vaikelius. Žebris, žebris, žebrelis vaikelius, vaikelius. Ką dirb žebrio vaikeli, žebrilaičio vaikeli. Žebrio, žebrio, žebrelio vaikeliai, vaikeliai. Skin jo vaikai rutelius, vaikulaičiai rutelius. Vaikai, vaikai, vaikeliai, rutelius, rutelius. Kur dės žebris rutelius, žebrilaitis rutelius. Žebris, žebris, žebrelis rutelius, rutelius. Pin žebrelis vainiką, žebrilaitis vainiką. Žebris, žebris, žebrelis vainiką, vainiką. Kur dės žebris vainiką, žebrilaitis vainiką. Žebris, žebris, žebrelis vainiką, vainiką. Duos žebrelis panelėms, žebrilaitis panelėms. Žebris, žebris, žebrelis panelėms, panelėms. Ką duos žebri panelės, žebrilaičių panelės. Žebri, žebri, žebreliui panelės, panelės. Duos žebreliui kvietelių, žebrilaičių kvietelių. Žebri, žebri, žebreliui kvietelių, kvietelių. Šios dainos Daukantas turėjo kelis variantus. Vieną iš jų ruošdamas spaudai. Jis yra parašęs ilgą pastabą, kurioje sakoma, ką ta dainė senoviai reiškia, šiandien sunku yra pasakyti, nes jog yra senų dienų. Tas liudija, jog nuo seniai dar aukštoje ir žemioje Lietuvoje abelnai dainavo kaip savo tautos dainę, rugius nupjovus. Toliau jis samprotavo, kad žodis žebris tekstą rediguodamas rašė žiubris senovėje galėjo būti suprantamas žiburio šviesos arba žuobrio nuo rago reikšmėmis. Kalbama apie apeiginį lietuvių paprotį, nupjovus rugius įpinti ir dainuojant nešti į namus vainiką. Pastaboje galėstaujama ištisos dainios. Niekur negalėjau rasti Telšių parapijoje Kalnėnuose, kad būčiau iš kitų apygardų ištisą gavęs. Galėjęs būčiau palyginti, rasi, koksai vienas žodis būtų apžėbęs visą tą dainę, nes jog yra jį gadinimis ir amžiais partaisyta. Apie tą negal abejoti, kalbėdamas apie galimybę remintis variantų duomenimis, išaiškinti pirmykštę dainos prasmę. Daukantas kaip niekas iki tol tiksliai apibūdino tautosakos kūrinių istorijos tyrimo perspektyvą. LDK D507. Užregistruoti 33 šios dainos variantai. Visi priskirti Rugiapjūtės pabaigtuvių dainų žanrui. Yra variantų su mergelė šaka. Dainuojama apie paną, pinančią vaiką, sakoma, kad reikia paimti panos vainiką, tada pareisinti jį pati.